Sveiki visi atvykę dar video. Šiandien mes žaidžiam Roblox'e, bet čia ne mano spinas, čia va mano spinas. Ir čia yra Aistis prie manęs čia vaikšto. Šiandien mes einam žaisti tokį įdomų žaidimą apie kažką. Tai ateik pas mane. Aisti. Ateik. Kol manęs nėra. Ai, yra. Oh, yes. Aš, žiūrėk, girdi mane žiūrovai. Tai aš esu toks žmogus, aš toks Evaldo pažįstamas ir mes mėgstam pasikalbėti. Nu ir šiandien nusprendėm nufilmuoti kaip video. Žinai, tikriausiai. Jo. Skipinam kasiną. Sėdau labai ilgai erdvėj. Gerai, kažkoks zombių virusas. Ir kažkas čia vyksta. Ui, aš nežinau, nežinau. Pasim ginklą. Pasim ginklą. Ai, gerai. Pasimokysiu iš klaidų. Pasiemam raktą. Aš biški kažkaip šlapinas. Garsai įsijungia. Ai, neįdomu. Gerai, tu keliauji į... Aš šitą patį pirmą duosiu, kad tipo pinigų būtų paskui dėl generatoriaus. Ne, tu aprenk, aš su kūru pasirūpinsiu. Ja. Tai žodžiu, žiūrovam pasakysiu situaciją. Čia kažkokia įvyko galbūt zombio apokalipsė, mes čia nieko nežinom. Galbūt. Tai buvo lauko poliklinika sukurta. Ir čia yra erdvės sukurtos, kadangi ligoninė neveikia arba kažkokia civilinė paskelbta situacija. Niekas nežino, ne, valdo apie šitą situaciją. Likviduoju. Ką man apie šitą situaciją? Aš likviduoju žmogų, aš nužudysiu jį. Nužudiau žmogų. Kas čia galėjo su visuomenė įvykti? Spėk. Atominė bomba. Nu kaip gerai. Okei. Čia Rusija kažką padarė ir dabar blogai. O zombis tai. Tvarkysi su zombiu. Štai man biški tokia keista karantinas. Šitą tikrai yra zombis, tai aš ją dabar nuvesiu, kad jinai eitų karantiną padėt, ar jinai pavirs zombiu. Įdomu. Oh, yeah. Ko tu... Kam tu sakai? Aš nežinau, kas man vyksta, žiūrovai. Degraduoji. O, zombių čia jau atsirado, čia zombių tikrai atsirado. Jeigu aš matau, kokia laboratorija tai padarė, tai laboratorijai būtų galas. Laboratorija galėjo būti. Laboratorija. Tai taupyk, kai bus jau mažiau negu 40 pilkūro, gerai? Tarkim. Karantinas. Oi, likvidacija, ai, nyk. Mes dabar prarasim 100 eurų. Nu blemba, palaš, aš tau šistą. Aš tau padėsiu. Tu gal medik nusipirk. Tu va, eik savo vaistų nusipirk. Tu gali vaistų nusipirk, žinai to? Ok. Bet dabar aš tau nėra pinigų. Tokia atsiras pinigų, tu dabar atsirado 100 eurų dabar gali nusipirkti. Medikų. Nusipirkau medkit ir pasigydyti save. Viskas, žiūrėk. 99. Medkit nusipirku. O čia kokia istorija bus šito žaidimo, tipo, ką čia reikės daryti? Mes tiesiog esam, čia yra siena ir mes tipo neleidžiam zombių per sieną, mes jau esam kaip sienos prižiūrėtojai. Bet to valdai spėkas gali sukelt zombių virusą. Ne, tai kaip gali valstybė laboratorija sukelt virusą, jos gali būti prigautos, jos gali policija taigi prigauti. Nu, valdžia gali... Vado į mindą. Nežinau, valdžios darbas ar čia kažkokios laboratorijos kinami? Valdžios ir laboratorijos, abu. Kaip gali valdžia kenkt visuomeniai? Tu dar klausi? Kaip jie gali? Jie pinigų nori tada reiškia. Pažiūrėk, kas dabar Rusijoje vyksta. Pažiūrėk dabar. Ai, nu tai jie
Bet ne tik, kad Lietuvai pas jūs kūro nebėra, jie ten kenčia dabar. Mes kitą pasiėmė, pasakyti noriu. Ko tu čia taip švirkini? Kas čia tau vyksta? Šitam karantinas vyksta. Eik tu, zombių, eik nuo manęs. Kiek tau yra Zombis kažkoks. Tu gal nusipirk met kitą, kad tipo pasigydyt. Ar trenkiu. Pasigydyk, kad nemirtum. Aisti, kur tu esi? Aisti, eik pasigydyk greičiau. Aisti, Neleidžia eit. Glitchas. eik pasigydyk ten. R raidę nusipirk, va 50 eurų užteks tau. Nusipirksim. Pasigydysim. Karantinu. Zombis aš sutvarkysiu. Aš sutvarkysiu, Aisti. Nepanikuok, tu sutvarkiau. Pasigydėjai? Pasigydėjai? Ne, dar nėra pinigų. Tuoj pinigų bus. O kur tu? Generatoriaus dabar nereikia, generatorių reikia tvarkyti. Tada, kai yra mažai, dabar tau nereikia generatorių tvarkyti. Dabar R raidę paspaudęs, dabar gali pasigydyk. Viskas, ramiai. Ne, vis tiek, jei aš kalbu apie žiūrovai girdi mane gerai, tipo. Jie tave girdi, tikrai. Reali situacija būtų tokia, kad čia slaptai kažkas paleido arba kažkokia šiaip virusas nebūtinai iš laboratorijos, gal kažkoks ten maistas neįkingomas ar kažkokia keista kažkokia bakterija atsirado, kuri galės tu... Tieks nežinau. Mes Game Theory mes esam. Ta žaidimų teorija. O kaip jums pasidirbt ten su tais žmonėmis? Jeigu čia yra sekcijos, aš varu apžiūrėti sekcijas, man įdomus. Karantiną norit pažiūrėt? Čia karantinas. Aš tik noriu pažiūrėti iš tolo. Tie raudoni yra zombiai. Tie raudoni yra zombiai. Bet ten viduj yra visokie zombiai, neįkame į ten tą įdų. Aš... 100% zombiai. Dabar einu aš prie karantino, 18 žmonių gijus. Gerai? Taip. Egzamin. Ateik. Ai! Suspisau. Aš nusudysiu paprastą žmogų. 100 eurų prarasiu. Ir generatorius, greičiau varyk generatorių tvarkyt. Sėdima. Kūras. Ei, kūrą tvarkyt. Čia paprastas žaidimas, čia tik reikia į sekcijas priminėti. Tuoj pamatysi. Baisesnis bus. Čia siaubo žaidimas, kad čia... Tai čia nieko dar baisus neatrodo. Dar neatrodo. Palauk biškį. O Evaldai, tau dar vienas klausimas. Koks? Į trenerių palatą, į treniruotės kokias varai, ar ne? Karate eidavau. Aš eidavau į karate, man dabar nuo rugsėjo vėl bus tai. Kaip... Mes jau tuoj baigsim darbą. O tu generatorių eik pat kūrą. Aš jau tvarkau tokį, o dabar aš prišliūdęs sodinį. Tu matai, kiek eurų mes turim. Ne, mokėk 400 eurų palik. 400 eurų palik. Mokėk minimumą. 400 eurų palikt. Survivor. Oi, zombis. Pavirto į zombį. Pavirto. Paskutinį 2 liko, bet čia tik vienas. Ai, aš atsimėjau dabar. Ir tu saugi. Ai, ne, nužudžiau. Ai, nieko tokio jau. Einam namo dabar. O, Dieve, kaip baisu.
O, reiks. Mes turim bėgt. Bėgam. Kur tu? Kas čia buvo? Kas čia buvo? Oi. Prisdirbom biškį. Kas buvo, žinovai? Tai o kaip? Pala, mes nufilmavom reiškias. Mes... gal... Aiste, mums pavyko. Tai nes kitą video apie šlimą bus Nightmare modas. Mes žiūrėsim filmuoti rytoj. Bet aš prižadu, kad tas video ateis labai greit. Dar mes su Neko ir tada dar filmuosim su Karoliu. Tai ačiū, kad žiūrėjote kitą kartą. Čia buvo Evaldas ir Aiste. Viso gero.